Sveiki, brangieji. Mes žinome, kad kompanijoje Xera mes galime būti pasyviais investuotojais ir gauti kiekvieną dieną palūkanas, grąžą. Tai aš tiesiog noriu pasidalinti, kaip visą tai atrodo. Jeigu aš einu MyCloud, aš matau, kiek man yra priskaičiuotų per dieną palūkanų arba naujų CLFI tokenų. Taip, aš jeigu paspausiu, juos išsivedu į bendras piniginės. Šitie pinigai dalinasi į dvi dalis, kur R tai pasilieka tam, kad aš nusipirkčiau naują įrenginį, jį užkraučiau ir naujas įrenginys man generuotų papildomas naujas CLFI monetas, tai yra naujas palūkanas, o ten, kur yra CLFI V, tai yra laisvai išvedami pinigai, mano uždarbis arba palūkanos. Tai aš kol kas nusprendžiau nebeišsivesdinėti pinigų. Kodėl? Todėl, kad pas mane yra nupirkti 4 įrengimai, 3 užkrauti, o 1 didelis ne, ir man reikia jį užkrauti. Čia yra mano sprendimas, aš noriu turėti daugiau pajamų per dieną. Aš pusę metų tikrai darysiu reinvestą, jeigu ne ilgiau, tam, kad užkraučiau kaip galima daugiau įrenginių ir kiekvieną dieną gaučiau kaip galima daugiau palūkanų. Tai ką aš dariau? Aš nuėjau ten, kur mano valetas, pamačiau, kiek aš turiu savo laisvų pinigų, viduj mes galim išsivesti, kai yra 30 CLFI, tai aš tą dalyką dariau sekmadienį, šiandien kaip tik yra savaitė. Viską mes matom ten, kur yra istorija. Tai jeigu mes pasižiūrėsim, kur yra istorija, aš 13 dariau išvedimą, tie pinigai atėjo tik tai šiandien, 17 dieną. Vadinasi, jie taip greit nesuvaikšto. Ką aš dariau? Kadangi pinigus persivedžiau į savo kabinetą, o ne į išorinę biržą. Tai aš ėjau ten, kur yra deposit. Pasirinkau, kad man reikia CLFI tokenų. Pasirinkau vidinę Matic tinklą. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes ne į išorinę biržą pervedam, o viduj savo paliekam, pasirenkam tinklą Matic ir pasiimu savo sąskaitą, savo adresą. Tada grįžtu aš į valetą, spaudžiu, kur yra W išvedimas, CLFI W išvedimas ir šitoje vietoje aš įrašau tą adresą, kurį pasiėmiau langelėje deposit CLFI. Įrašau čia adresą, įrašau sumą ir darau išvedimą. Tai pinigai iškeliavo 13, 14 buvo patvirtintas mano išvedimas ir tik 17 pinigai atėjo pas mane į mano sąskaitą, bet jie atėjo iš sąskaitos CLFI W, atėjo į sąskaitą CLFI D deposit. Į šitą sąskaitą ateina pinigai iš biržos arba jeigu mes iš savo vidinės sąskaitos persivedam pinigus patys savo. Tai kadangi pinigai pas mane jau atėjo, aš einu ir pasipildau savo tą hubą, tą įrenginį, kuris yra nepilnai užkrautas. Tai pas mane, kaip aš ir sakiau, yra 4 įrenginiai, 3 pilnai užkrauti, o 1 ne. Tai aš einu įkrauti tą įrenginį, kuris yra dar neužkrautas. Vienas iš tų 3 dar čia biškelį trūksta, dar galiu dar dadėti už 222 eurus tokenų. Tai aš tiesiog pasižymiu, kad aš visus tokenus, kiek pas mane toj sąskaitoje yra, o tai yra vertė 67 euro kam, tai vadinasi iš 222 aš jau 67 užkrausiu, pasirenku maksimumą ir spaudžiu procesą. Viskas. Pas mane užsikrovė ir rytoj jau čia bus šiek tiek daugiau. Kodėl? Todėl, kad aš savo įrenginį dakroviau papildomais tokenais. Šitokiu būdu mes, jeigu nusprendžiam pasididinti kasdieninės pajamas, mes galim daryti reinvestą viduje. Naudokitės šitą informaciją ir didinkite savo kapitalą. Dėkui už dėmesį.